Nu ką duoda valgyti šis nuostabus viešbutis? Ne, kažką. Išėjom ant saulės, kaip šilta. Kodėl mes važiuojame į Turkiją? Dėl, kad mes neturim pinigų. Čia dėkatinis atėjęs. Turkiškas vaišingumas, ne? Bet dar toli gražu, kol čia kas nors prasidės. Labas rytas. Tik pradariau balkoną prasivedinti, prirūkę kažkas jau. Ir pas mumis termometras iš karto čia. 23 rodė laipsnis. Gražus čia vaizdas labai. Eisim žiūrėti, ką duoda pusryčių. Kaip gražiai. Katė pamatė iš kartą ruodą. Kalnai kokie gražūs, rokai. Bet tu katė žiūri, kokia katė nenuoja. Čia bananmedžiai, ne? Nu. Tiesiai į restoraną atvažiavau. Dar ir pusryčių kokį pavalgyti. Nu ką duoda valgyti šis nuostabus viešbutis? Ne, kažką. Kiaušinienės nėra, ne? Geri pomidorai, ne? Nu va, tokie pusryčiai. Radom kiaušinienės, aišku. Iškeptos. Kol neišėjom į lauką, buvo biškai kapsa, ne? Aha, nori to paragauti? Nori kiaušinienės paragauti? Gerai, duosim tai. Kaip jūsų pusrytaitis? Labai daugiau viską prisivalgiau, tai nežinau, kaip dabar man čia bus. Toks praktiškai nieko nevalgė, dar ką šiam įdėjau. Nežinau, iš pradžių biškai buvo šoks, kai tam nuėjom, bet kai išėjom į lauką, biškai susitvarkė. Nu, kaip pirmą dieną visą laiką pusę velnių ir aišku, kai mes nevalgę nuo vakar rytą normalaus maisto, tai mums čia viskas labai gerai. Tai va, geriam kavą, eisim žvalgytis aplinkui, ką čia gerą rasim. Išėjom ant saulės. Kai smeigi iš karto gerai, kaip šilta, eik savo. Priminsiu, kai išvažiavom buvo 6 laipsniai. Čia bus 27 šiandien. Toks išėjimas į jūrą čia su apsauga, vakar čia stovėjo apsauginiai 3 netgi. Mūsų viešbutis su labai sunkiu pavadinimu Selčiukan. Tas, kur C yra ten su odegėlė yra čia, vadinasi. Va, kokie gražūs kalniukai. Vaizdai tai šakė. Nu, bandom eit per gatvę. Tas, kas jau mumis praleis greičiau. Wow! Nusisukę einam čia, atsisukę, paukšt toks vaizdelis. Geras. Tai perini per gatvę nuo mūsų viešbutuko. Ir va čia yra visos pramogos, kurios vyksta. Bent jau taip sakė. Gražus visai parkelis toksai. Va, mašina priparkuota boso. Bosas. Paviesi tai biški. Jaučias, ką vėsuoka, bet kai ant saulės man tai karšt darosi visgi. Tai vasarą taip nebuvo, pas mumis kaip čia. Rugsėjai gaudydavom tos pavėsius. Ai, rugsėjai, jo, kai buvom Turkijai, gaudydavom pavėsius. Čia va, matyt, vakaro programa visa vyksta.
Kažką kepu žodžiu. Aha. Grilai yra gerai. Pažiūrėkim, kas šiandien vakare. Mini disko 2030. Nepamiršk, Rokai. Tavo ten vakaras. Šiandien karokė vakaras, paskui saugosim. Neįdomu. Vis tiek neisim, pažiūrėk. Kaip čia viskas atrodo. Bet kalnai tie ten kokie atsiveria. Tai, kamerą stovim. Ir ypatingas yra, kad tie kalnai labai yra arti ir tu tą vaizdą visą pamatai iš arčiau negu būnant kokioj nors Antalijoj. Tai va, artėjam prie jūros. O taip, ir baras čia, viską. Na tai jau čia turbūt šokiai vyksta naktį. Toks va vaizdelis. Imi savo gerimuką. O, chebros kiek prie jūros jau, ne? Tai va todėl. Toks grožis yra, noris filmuoti. Bet tai kalnai taip neatrodo, niekada per video gražiai kaip realiai. Na. Nuostabiai atrodo. Vaikiškos pramogos tokios. Baseinas vidury aikštelės. Žaidimas pavojinga yra. Bėgs vaikas ir įkris atbulas. Žaidimų kambariukas kažkoks tai. Įsikraštėm prie jūros. Tai kodėl mes važiuojam į Turkiją? Mes jau Turkijoje esam tiek kartų buvę, bet mes vis tiek važiuojam. Net važiuojam į kažkokį ten nuostabų viešbutį, ten kur tiesiog važiuojam. O kodėl? O todėl, kad mes neturim pinigų. Jeigu mes turėtume pinigų, mes važiuotumėm ne į Turkiją, mes važiuotumėm po visą pasaulį, pamatyti naujas šalis, vietas, kuriuose dar nesam buvę. Na, aišku, čia irgi nesam buvę, toj vietoj, kieme nesam buvę. O neturim pinigų ir dėl to važiuojam į Turkiją, nes čia yra žymiai pigiau. Nes buvo... Šiaip, kas liečia, pavyzdžiui, vaiką. Mes dar ir dėl Roko dabar važiuojam, tokį renkamės poilsį. Nes sudėtinga su juo kitokį jį rinktis. Mes taip pabuvom Rode, Kiprė. Jau aš irgi maišiau. Tai pamatėm, kad jisai niekur nenori važiuoti su mašina, kad mums sunkina labai. Tai dabar ir paprašiau, kadangi yra ir valgyti jau. Paprašiau tiesiog ilsėtis. O grįžtant prie to, kad neturim pinigų, nes buvo variantas nuvažiuoti į Jūrmalą. Į Jūrmalą apartamentai 50 nakčiai, jinai akvaparką 100 eurų mums. Tai va, už 4 dienas sumokėtume apie 600 eurų, o čia kainuoja, tai čia be maitinimo, be gėrimų, be nieko. Be saulės, be šilumos. Ten akvaparke tą šilumą kiek patirsi, tiek patirsi. Tai va, o čia už tokią kainą gali nuvažiuoti ir pailsėti. Kas neturi pinigų, tas važiuoja į Turkiją, nes Palangas, Jūrmalas ar kitas pasaulio galas tai yra per brangu tikrai. Nežinau, kaip čia bus tas maistas arba kaip tas kokteilis bus, bet vaizdas tai pasiteisins pietų meto. Pasidariau burgeriuką, reikia patestuoti dabar. Ką, tėtės burgeriai?
Marius burgeris, ar ne Marius? Nu, 3 kokį. Eik, tik tais. Neskan. Neskani mėsą? Tai bulka ta labai kita. Mėsa irgi ta tokia, žinai, turkiška ta kaftans. Nu, žodžiu, apsikreidinai vis tiek, ne? Bet suvalgius. Nu, tai žinom, mes suvalgom visada. Nu, išėjom pasivaikščiot kažką, pamigdyti reikia. Galėsim tada prie jūros vėl nuvaryti. Toks vaizdelis. Kalnų apsupty. Nu, kemperiuką pasistatė į savo kimarinę. Labai gražus tas kalnas, ten tie medukai. Pušelės kažkokios, tai labai norėčiau ten užlipti. Pasižiūrėti, kaip atrodo viskas. Na, taip, va. Tai va, jeigu tam kemperį čia gyveni, iš karto va savo brūkšt prie jūros ir nueini. Kaip pas mumis obuoliai, taip čia va citrusiniai daug yra. Pas mumis vasaros tokios būtų, kaip čia spalis. Atsiprašau, dabar yra spalio pabaiga. Nu va, citrusiniai vaisiai. Dar va čia kažkokios uogos, šmogos. Ja, pas mumis net vasaros šiais metais nebuvo tokios, nes juk niekur neišvažiavom, niekur, prie jokios jūros, vienas tik išvažiavom. Tai va dar kaip tik autobuse ta gidė sako, tai ar buvo atvažiavę prie jūros, išvažiavę ar maudėtės jūrai? Tai aš pagalvoju, tai aš tai nesimaudžiau jūrai. Tai ir aš nesimaudžiau jūrai. Geras. Nesimaudžiau Baltijos jūrai. Maudėmės tik tai čia, Turkijoje, kai buvom rugsėjo mėnesį. O tada taip kepėm. Dabar tai šilta, labai tikrai, nu, karšta netgi gali pasakyti, nes... Ant saulės tiesiog einam dabar. Nes 26 oro temperatūra, 27. O ant saulės, nu tai kepin. Čia, jeigu tik tokia temperatūra yra, tai gali važiuoti tą Turkiją, į kokį Kiprą, dar kažkur tai. Tai va, tos saulės ir šilumos. Tokie kaktuso vaisiai Maltoj daro iš jų sultis ir daro netgi alkoholinį gėrimą labai skanus. Maltos nacionalinis. Bet auga ir Turkijoje, kaip matot. Visur vėliavos šiandien. Šiandien Turkijoje šventė, Respublikos diena, tipo nepriklausomybės diena. Tai va, sveikinam turkus su nepriklausomybės diena. Mūsų bičiulius užmiga, eisim ir mes pailsėti prie jūros. Čia net traktorius tamsintais langais. Reikia bandyti simaudyti, kiek tai rokšlė. Karšta dabar, pagulėjus. Na. Eik tik tai. Kas čia, toks šils vanduo? Neatrodo šils. Kažką nelabai... Ai, čia gal akmenų, gal tai... Nu tai pasirodo šaltoka vis dėlto iš veido išraiškos. Žumuosim. Nu, pareinantinėlė iš jūros. Ar nesušalote? Nu, iš pradžio einant šalta. Matėsi. Paskiau, kai įnėriai, tai va, paplūduriau, laukiau 24 laipsniai vandens temperatūra, tai... Geras, bet atrodė tai šalčiau. Bet kai tu įneri, tu su vasarą. Poniai irgi karšta. Eint pasibandyti vandenuką. Labai daug ten akmenukų yra. Tai va toks specialiai pandusas padarytas ir betonuota. Gali įeiti iš karto ant plaukti. Nes labai jau tokia didelė akmenai, ten sudėtinga praeiti, kad su batais. Arba gali neėt nuo to tiltuką. Dar nebuvom ant to tiltą nuvarėm. Jau ką, ponė pratinas. Pabiškį.
Nemojuok, nuskėsiu plauką. Na ką tą ponę papasakos? Tada tai įlipu biškį apsigalvoju. Na, Bet lengva, nes reikėjo tas visus nesuplaut, ką čia tas katinas apčiaudė. čiaudė katinas atėjęs. Saka. Tai tokiais, kad net liko. Nu tai ką, aš žinau. Jo, kaip ir supranti, gal ir nieko, bet aš žinau, ko jos kutus tai šakės. Griaužia, ne? Aš veido nesiskutau, tai man nieką negriaužia. Nu, jaučiu netgi nusipraust. Dai. You like it very much. Čia gelbėtojas atnešė sausainiukų Rokui. Even I like 49 years old, but even I like babies, of course. Nu va, koksai turkiškas vaišingumas, ne? Kaip fainai. Mane? Gelbėtojas atnešė sausainukų. Ne tik katinai vaišunis vaikšt po pležą. Dabar yra po 5:20. Saulė už to kalno pasislėpė viskas. Nebėra. Nebėra pas mumis čia saulės pležikė. Ten pakrantė įdėja. Vos ne kaip saulėlis kažkoks tai atrodo per video. Valda tik tai 4:30. Saulė leidžias 6 valandą. Nu, eisim biškį apsipraust prieš vakarienę. Labai smagi dienikė buvo. Mama su ratais. Gavo katė. Ką tu medžiotoja? Sumedžiavai? Žiogą? Ką? Na valgai. Na valgai tu tos žiogus. Valgai žiogo, galvą nugriaužė. Pažydė, dabar pavalgyti. Skanaus. Tai ką daryt, kad, kad ne viskas įskaičiuota. Tai, grožėtis šitais kalnais. Ką reikia ir vakarinį mūsų miestelį pafilmuoti iš droniuką. Reikia varyti. Adrenalina tai labai daug suteiktas pasiskraidėms. Visas kalakatoja, nes baisu yra pamest berniukam. Nu, bet pasiskraidėm. Tai viskas gerai, bent jau kol kas. Kur šypsena? Žinai, kad kiaulienos negausi dėl to, nes šypsai? Vakarienės, mes čia netilpsim. Na, va toks va, nestebuklas kažkoks tai. Čikensą, nėra žuvį kep ir kebabą mėsą. Nu, va čia dar toksai va prašinys, tai jautieną. Nu, paragauk tą kebabą mėsą. Kebabą mėsą? Nu, paragauk. Ne. Mes pagalvojame. Supratau, gerai, einu daržovių.
Atnešė man galagudą, sako, čia tau atnešiau, sako, paragauk, taigi skanu. Sako, pati paragau. Ką sako paragavus? Negerai. Mes dabar būsim kaip tie turistai, kur įsikrauna ir nesuvalgam. Nu kodėl? Aš radau vėl baltos mišrainės. Turbūt jinai ne kažką. Čia kažkokia krūtinėlė radau vištienos. Ne, kalakutą jaučiu krūtinėlė. Suriuką. Oi, bulvė tokia radau pakepta. Humusas. Nu tai man čia gal tiks. Balta mišrainė. Jeigu jie įdėtų normalų majonezą, tai būtų normali mišrainė. Nes tas jų majonezas labai ne kažką yra. Čia tokie žirneliai. Žali. Ne konservuoti, o žali žirneliai. Nu įdomi. Nu žodžiu, pavalgėmės, išėjom dabar kažko dar iki vakaro vaikiškos programos. Tai ką jūs papasakosite apie savo nuostabią vakarienę? Sustokit iš. Nu tai kad nebuvo, jinai nuostabi. Nu bet kokia buvo, tokia buvo. Tai aš nežinau, jie čia taip švenčia. Kad tas maistas... Kad nedirb nieko, ne? Nepasistengta. Man tai tragedijos nebuvo, bet ir... Ne kažką. Nu, ką įsidėjau su tuo prasimazinu šiek nieks kažką. Tai žodžiu, nelabai, ne kažką. Roks irgi nevalgė. Roks irgi ne kažką. Dainam kažką pasižiūrėti į parduotuvę. Nesąmonių. Ir tą išėjom. Ir besoka. Nu, bet dabar biškai apsipratau jau. Nu, man besoka. Besoka, ne? Na, gerai. Transporto priemonė. Tuki. Ką, draugas? Didelis tu toksai. Kanda būsas. Mes gal bijom tavęs, o ten va tavo amžinas priešas. Kažkas nebijo. Vidurį perės. Dūkšt parkings. Normaliai. Liuko kainos. Tas va čia pigiausias yra €6. Nepasakyčiau, čia labai pigu. Pigus alkoholis. Kava Jakobs, čia su akcija 439, tai bus kažkur apie €9.14. Nepigu. O čia kaip turistam čia taip ir brangu viskas. O čia, nežinau, čia turkai tokie dalykai įperka. Nu, Dubajus šokoladas €2 šiam. Ne, €2.30. Beilisas, kiek tai 2 šiam 8 kainuoja eurais. O pica Storapadė 300. Tai gaunas €6.29. Na kas nutiko? Kainos nesurašytos. Patys kalti. Nu, važiuoji? Iššokis. Važiuojam iššokis. Hop, fly club. Nu, taip apšviestas sodas. Toks naktinis klubas. Bet dar toli gražu, kol čia kas nors prasidės. Nes dar tik vaikam programa bus. Atėjai iš šokius. Sėdė va pet savo atsisėdęs vienas pats. Guli. Kažko nedrąsiai šį kartą. Na, pirmą dieną. Preste muita atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco. Vaikiški šokiai baigės, gal ir vakars jau baigės. Tai o ką, tu nori karaoke? Taip, aš noriu eiti dainuoti. Mama kažkokia pavargus. Nu tai nes dar mažai poilsio iš po vakaro. Gerai yra. Jeigu ką, tai žodžiu, jeigu važiuotum. Gal bus, gal nebus. Paspauskit laikus tam, kažką parašykit komentarus. Pažvengit iš mūsų, kaip mes čia pušinėjom. Ir jūs taip pat pušinkit, nes bus ką nors atsiminti. Nu, bus ką atsiminti.
Varom.